Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiame video pakalbėsiu apie funkcijas VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP ir jas palyginsiu tarpusavyje. Tarkime, turiu duomenų lentelę, kurioje matome, į kiek klausimų kiekvienas respondentas atsakė taip, galbūt ne. Sakykime, noriu sužinoti, į kiek klausimų Eglė atsakė ne. Tam aš galiu pasitelkti VLOOKUP funkciją. Tai pirmiausia, nusirodome kintamąjį, kurio ieškome. Tuomet nusirodome duomenų sritį. Pirma eilutė mums nėra aktuali. Ir nusirodome stulpelio indeksą, numerį. Tai pirmas, antras, trečias, ketvirtas stulpelis. Jei sritis prasidėtų nuo B stulpelio, tai B stulpelis būtų pirmas, C stulpelis antras, D stulpelis būtų trečias ir taip toliau. Ir nusirodome true, kad funkcija ieškotų būtent identiškos reikšmės, kad būtent Eglė ieškotų ir ne kitaip. Gavome 3. Atitinka. Sakykime, aš noriu sužinoti, kiek kartų ne atsakė Roma. Tokiu atveju aš galiu pasirinkti funkciją HLOOKUP, kuri yra labai panaši į VLOOKUP. Pasirenkame ieškomą kintamąjį, tai žodį ne. Pasirenku duomenų sritį, tai šiuo atveju mums nėra aktualus pirmas stulpelis. Ir pasirenku eilutės numerį. Tai skaičiuosime pirmą eilutę, antrą eilutę, trečią, ketvirtą. Renkuosi ketvirtą. Ir kaip ir minėjau, įrašau žodį true. Gavome 9. Minėtos dvi funkcijos šiek tiek riboja vartotoją. Paieška vykdoma tik vertikaliai arba horizontaliai. Stulpelis ar eilutė, kurioje turi būti ieškoma reikšmė, visada turi būti kairiau arba aukščiau negu stulpelis, iš kurio turi būti grąžinama vertė. Visas šias problemas gali išspręsti XLOOKUP funkcija ir naudodami šią funkciją galime geriau valdyti klaidas. Tarkime, aš ieškojau, į kiek klausimų Eglė atsakė ne. Tai rašau XLOOKUP, lygiai taip pat pasirenku vardą Eglė. Na ir šiuo atveju man reikia nurodyti ne visą duomenų sritį, bet tą vieną stulpelį, tą vieną sritį, kurioje būtų galima rasti žodį Eglė. Tiksliau vardą Eglė. Tai pasižymiu vardus. Toliau man reikia srities, iš kurios turi būti grąžinamas atsakymas. Tai šiuo atveju ne stulpelis. Ir čia galiu nusirodyti, ką turėtų funkcija grąžinti, jeigu nerastų žodžio Eglė, vardo Eglė. Sakykime, aš įsirašysiu 0 ir uždarau. Gaunu 3. Jeigu ištrinu, matote, VLOOKUP funkcija jau rodo nebeveikia, bet XLOOKUP rodo 0. Ta pati galima padaryti ir su HLOOKUP funkcija. Lygiai taip pat pasirenkame žodelį ne, sritis, kurioje ieškome žodžio ne, tai šiuo atveju žymėsime jau eilutę, nebe stulpelį, ir grąžinama sritis, tai pasižymime taip pat duomenų eilutę. Na ir jeigu neranda, sakykime 0. Enter. Turime tą patį 9. Taip pat dar norėčiau pakalbėti apie kelias XLOOKUP sintaksės dalis, kurias praleidau. Jos kaip ir if not found yra neprivalomos, jas galima pasirinktinai įsirašyti, jeigu norime, kad funkcija veiktų kažkaip tiksliau jūsų atžvilgiu. Tai pirmasis yra match mode. Tai reiškia, kad pagal nutylėjimą XLOOKUP funkcija ieško identiškų reikšmių, tačiau jeigu jūs norite, galite pasirašyti, kad ieškotų, jeigu nerastų identiškos reikšmės, paimtų vieną reikšmę mažiau, ar sekančią mažesnę reikšmę, arba didesnę. Tačiau šitai mes galime naudoti tik su skaičiais. Kaip matote, su tekstu nelabai šitas galios.
Na, sakykime, aš įsirašau, tarkim, kad paimtų identišką reikšmę, o jeigu neranda, paimtų mažiausią. Įrašome šitą. Ir dabar rado identišką, bet jeigu paverstume, tarkime, tai skaičiais, žiūrėjau, aš čia pasirašau 5, 4, 5. Penketas ieško, ištrinu penketą, grąžino ketvirtą. Taip pat, aišku, veikia ir naudojant su vienetuku. Tiesiog grąžins didesnės reikšmės, pagal didesnę reikšmę kažkokią tai vertę. Taip pat mes turime ir sintaksės dalį search mode. Paprastai funkcija ieško duomenų nuo viršaus į apačią. Tai kai jau funkcija randa kažkokią atitikmenį, ji grąžina reikšmę ir toliau nebeina. Bet galbūt norima, kad paieška būtų vykdoma ne nuo pirmos eilutės, bet nuo paskutinės. Tokiu atveju mes galime pasirinkti -1 nuo paskutinės iki pirmos, arba tai žinoma galios skaičiam, arba jeigu norite, kad ieškotų tekste, tai tada reikėtų pasirinkti 2 arba -2, priklausomai nuo to, kad ar pagal abėcėlę, ar, ta prasme, nuo pradžios pagal abėcėlę, ar nuo galo pagal abėcėlę. Tai šiam kartui tiek. Ačiū už dėmesį. Tikiuosi patiko šis video. Jei taip, prašau paspauskite patinka. Iki kitą kartą.